Mes aptarsime 3 dažniausiai naudojimus tokiais atvejais metodus. Pradėsime nuo paprasčiausio, tai yra tiesioginis kaštų paskirstymo metodas. Taikant tiesioginį kaštų paskirstymo metodą, įmonės vadovybės, bendrųjų bei kitų vidinės paslaugas teikiančių padalinių kaštai yra priskiriami produktų gaminantiems ir juos parduodantiems padaliniams. Tačiau tai daroma ignoruojant bendrųjų ir kitų vidinės paslaugas teikiančių padalinių paslaugų teikimą tarpusavyje ir šioms paslaugoms teikiančius kaštus. Tai reiškia, kad tokių padalinių kaštai neskirstomi kitiems tokio pat pobūdžio padaliniams, net jeigu jie vienas kitą aptarnauja ir teikia vienas kitam vidinės paslaugas ir patiria su to susijusių kaštų. Pavyzdžiui, buhalterija apskaičiuoja ne tik gamybos ir pardavimų padalinių darbuotojų darbo užmokestį, bet ir įmonės administracijos, kitų bendrųjų padalinių darbuotojų darbo užmokestį. Tačiau visi buhalterijos kaštai tokiu atveju būtų paskirstomi tik gamybos ir pardavimų padaliniams. Tai yra ignoruojame, kad šis padalinys, tarkim, buhalterija teikia paslaugą, tai veda apskaitą ir visų kitų padalinių, kas nėra gamybos arba pardavimų padaliniai. Taigi, tiesioginių kaštų paskirstymo metodo esmė, kaip jau minėta, įmonės vadovybės, bendrųjų ir kitų vidinės paslaugas teikiančių padalinių kaštai yra paskirstomi iš karto tiesiai gamybos ir pardavimų padaliniams. Šis metodas yra palyginti paprastas, lengvai taikomas, tačiau jo rezultatai yra nepakankamai tikslūs, nepakankamai kokybiški, todėl šis metodas, gali būti taikomas nebent iš bėdos. Dabar mūsų pavyzdyje yra 3 tai vadinami bendrieji padaliniai: administracija, ūkio skyrius ir transporto skyrius. Administracija tai užsiima visos įmonės ir taip pat kiekvieno iš padalinio veiklos vadybą, formuluoja užduotis įmonės padaliniams, atlieka tų užduočių vykdymo kontrolę, atlieka darbuotojų motyvavimą. Ūkio skyrius šiuo atveju užsiima smulkių remontų, padalinių patalpų valymu, įvairių ūkinių bei pagalbinių paslaugų teikimų visiems įmonės padaliniams. O transporto skyrius šiame pavyzdyje užsiima pirktų žaliavų atvežimu į įmonę, kas naudojama gamybos padalinyje, užsiima parduotų prekių pristatymų pirkėjams, užsiima įvairių įmonės padalinių darbuotojų vežiojimu bei įvairių siuntų pristatymų tų siuntų gavėjams. Taigi, nors realiai administracija, ūkio skyrius ir transporto skyriai teikia paslaugas ir vienas kitam, tačiau taikant tiesioginį kaštų paskirstymo metodą, tai yra ignoruojama. Tai yra iš karto įmonės vadovybės, ūkio skyrius ir transporto skyrius kaštai paskirstomi tiesiai į gamybos ir pardavimų padalinius. Ir puslapio apatinėje dalyje paaiškinti apskaičiavimai. Pirmas žingsnis. Administracijos kaštai 25 000 eurų iš karto paskirstomi gamybos ir pardavimų padaliniams. Ir mūsų atveju gamybos padaliniui tenka 45% visų administracijos kaštų, pardavimų padaliniui tenka atitinkamai 55% visų kaštų. Pagal tai apskaičiuotos sumos eurais ir tos sumos eurais yra įrašytos į, kai matome, gamybos padalinio ir pardavimų padalinio blokelius. Antras žingsnis yra paskirstomos ūkio skyriaus išlaidos, jos irgi iš karto skirstomos tik gamybos padaliniui ir pardavimų padaliniui. Matome, kiek procentų mūsų atveju ūkio skyriaus kaštų tenka gamybos padaliniui, kiek pardavimų padaliniui, pagal tai vėlgi apskaičiuotos kaštų sumos eurais. Jos taip pat įrašytos irgi į gamybos padalinio ir pardavimo padalinio blokelius. Ir galiausiai trečias žingsnis, transportavimo skyriaus kaštai, paskirstome irgi iš karto tiesiai gamybos ir pardavimų padaliniams. Ir matome, kiek, kokių kaštų, kiek transporto skyriaus kaštų, jau sumomis, eurais, tenka vienam ir antram
padalinį, tai yra gamybos padalinį ir pardavimų padalinį. Taigi, dar kartą atkreipsiu dėmesį, kai matome, šis metodas yra pakankamai nesudėtingas, tačiau jo rezultatai gaunami taikant šitą metodą nėra pakankamai teisingi, todėl šito metodo naudoti, geriau vengti. Jį naudoti, geriau taikyti kitus metodus, apie kuriuos mes dabar ir kalbėsime. Antrasis metodas, puslapis 60, yra laipsniškas arba nuoseklus kaštų paskirstymo metodas. Jį taikant vadovybės ir bendrųjų bei kitų padalinių kaštai paskirstomi visiems aptarnautiems padaliniams kartu ir įvertinamos šių padalinių vienų kitiems suteiktos paslaugos bei joms tenkantis kaštai. Taikant laipsnišką metodą, padalinių kaštai paskirstomi laipsniškai tam tikrų nuoseklumu. Visi padaliniai, kurių kaštai turi būti paskirstyti, yra, tarsi sustatomi tam tikrą eilę. Yra numatoma, kurio padalinio kaštai bus paskirstyta pirmiausiai, kurio paskiau, kurio dar paskiau ir taip toliau. Padalinio vieta tokioje paskirstymo eilėje priklauso nuo to, kokią dalį savo patarnavimu padalinys teikia kitiems analogiškiams padaliniams, tai yra kitiems bendriesiams padaliniams, o kokią dalį patarnavimo teikia gamybos ir pardavimų padaliniams. Mūsų pavyzdyje yra pateikti tie patys padaliniai, kaip ir buvo ankstesniam pavyzdyje, kalbant apie tiesioginį kaštų paskirstymo metodą. Duomenys yra tie patys padaliniai ir jų kaštų sumos yra tokios pačios. Kaip jau minėjau, pirmiausiai paskirstomos išlaidos to padalinio, kurio teikiamos paslaugos kitiem bendriesiam padaliniam, sudaro didžiausią lyginamąjį svorį bendroje to padalinio teikiamų paslaugų ir jų kaštų sumoje. Mūsų atveju pirmoje vietoje yra administracija ir administracijos kaštai skirstomi pirmiausiai. Koks padalinys, kiek savo paslaugų ir kaštų suteikia kitiem padaliniam, yra pateikta pirmoje lentelėje. Matome, kad administracija 16% savo kaštų skiria ūkio skyriui, 20% kaštų transporto skyriui, 28% kaštų skiria gamybos padaliniui ir 36% kaštų skiria pardavimų padaliniui. Ūkio skyriaus kaštai 31% tenka transporto skyriui, 39% gamybos padaliniui, 30% pardavimų padaliniui. Transporto skyriaus kaštai šiuo atveju skirstomi tik tai gamybos ir pardavimų padaliniams. Antroj eilėje skirstomi ūkio skyriaus kaštai. Trečioje eilėje tokiu atveju skirstomi transporto skyriaus kaštai. Dabar, kai mes matome ypatumas šio laipsniško metodo tas, kad nors ūkio skyrius aptarnauja taip pat ir administraciją, ūkio skyriaus kaštai administracijai jau nebėra priskiriami. Transporto skyrius nors aptarnauja irgi ir ūkio skyrių ir administraciją. Transporto skyriaus kaštai nei ūkio skyrių, nei administracija nėra priskirimi. Tai yra, šiuo atveju viskas eina kaip ir viena kryptimi. Jeigu jau padalinys paskirstė savo kaštus kitiem padaliniam, atgal jam priskirti jau niekas nebegali. Tai yra šio metodo irgi trūkumas, kadangi vis tiek tokiu atveju mes negalime gauti pakankamai teisingo rezultato. Dabar matome antroje lentelėje patį paskirstimą, kiek administracijos kaštų tenka pagal tas pirmoje lentelėje matytas proporcijas tenka ūkio skyriui, kiek transporto skyriui, kiek gamybos padaliniui ir kiek pardavimų padaliniui. Ūkio skyrius, kaip matome, skirsto ne tik savo padarytus kaštus, bet ir tuos 4000 eurų kaštų, kurios teko kurie jam iš administracijos atlikto paskirstimo. Ir jau ūkio skyriaus kaštai tampa 64 000 eurų kaštų, kurie yra skirstomi nuo ūkio skyrius transporto skyriui, gamybos padaliniui ir pardavimų padaliniui. Analogiškai, trečioji eilutė transporto skyrius skirsto ne tik savo padarytus kaštus, bet ir 5000 eurų kaštų, ką gavo iš administracijos,
pirmame skirstymo etape ir ką gavo iš ūkio skyriaus antram skirstymo etape ir galiausiai transporto skyriaus skirstomi kaštai yra 69 840 eurų. Ir jie jau skirstomi, kaip minėjau, tik gamybos padalinį ir pardavimų padalinį. Ir kai matome pastabą po lentelę, tai ką jau minėjau, kad toks paskirstymo būdas neduoda pakankamai teisingo rezultato, toks paskirstymo būdas yra teisingesnis, daug teisingesnis už tiesioginį kaštų paskirstymo metodą, bet vis tiek neduoda pakankamai teisingo tikslaus rezultato, todėl dar kartais naudojimas tai vadinamas laipsniškas pakartotinis paskirstymo metodas, tai yra laipsniško metodo, kurį dabar aptarėm, toksai patobulintas variantas. Apie jį plačiau galima susirasti skaityti knygoje Buhalterinė vadybos ir kaštų apskaita pirmam tome nurodytoj vietoje. Na, o dar norėjau pasakyti tokį praktinį dalyką, kad kartais, pavyzdžiui, būna įmonė 2 arba daugiau bendrųjų padalinių, kurių teikiamos paslaugos kitiem bendriesiam padaliniams sudaro vienodą lyginamąjį svorį bendroje tų padalinių teikiamų paslaugų sumoje. Tokiais atvejais, kai reikia nuspręsti, kurio padalinio kaštai paskirstomi pirmiau, kuris, taip sakant, pirmas, o kuris antras, yra lyginamos abiejų padalinių vienas kitam teikiamų paslaugų ir jų kaštų sumos. Tarkim, jeigu pirmojo padalinio teikiamų paslaugų antrajam padaliniui kaštų vertė yra didesnė negu antrojo padalinio teikiamų paslaugų vertė pirmajam padaliniui, tai pirmiausiai skirstysime pirmojo padalinio kaštus. Tarkime, jeigu mūsų pavyzdyje administracijos ir ūkio skyriaus teikiamos paslaugos visiems kitiem įmonės bendriesiam padaliniams sudarytų vienodą lyginamąjį svorį visoje tų padalinių teikiamų paslaugų ir kaštų sumoje, tarkim, po 36%. Reiškia, tokiu atveju reikėtų žiūrėti, kiek kaštų jau imant eurais kiek kaštų piniginiai išraiška priskirtų administracija ūkio skyriui ir kiek kaštų ūkio skyrius priskirtų administracijai. Ir tarkim, jeigu įmonės administracija priskirto ūkio skyriui 4000 savo kaštų, o ūkio skyrius priskirto administracijai, tarkim, tik tai 2000 eurų savo kaštų, tai pirmoji vietoje skirstymo grandinė būtų administracija ir tik po to atsirastų ūkio skyrius antroji eilėje. Dabar visumoje, kaip minėjau, laipsniškas paskirstymo metodas yra pakankamai geras, duoda bent kokiu atveju teisingesnį rezultatą negu tiesioginis paskirstymo metodas, tačiau vis tiek turi tam tikrų silpnybių ir todėl yra dar vienas metodas, 62 puslapis, matricinis kaštų paskirstymo metodas, kurio taikymas duoda jau maksimaliai teisingą rezultatą.